Pietrytinis Šilalės rajono kraštas. Pažintinis maršrutas Upynos, Bijotų ir Kaltinėnų apylinkėse. Atstumas apie 55 km, rekomenduojama keliauti automobiliu. Šilalės Vlado Statkevičiaus muziejus. Įsteigtas 1994-aisiais kaip Šilalės krašto muziejus, nors buvo pradėtas kurti dar 7–20 amžiaus dešimtmetyje, Šilalėje įsteigus Lietuvos kraštotyros draugijos skyrių. Šiuo metu Šilalės Vlado Statkevičiaus muziejų sudaro 6 padaliniai. Centralizuotuose fonduose sukaupta daugiau kaip 24 000 archeologijos, istorijos, numizmatikos ir etnografijos eksponatų. Ekspozicija atspindi miesto istoriją, materialinė ir dvasinė krašto žmonių kultūra, parodų salėse rengiamos parodos, atminties ir šviečiamieji renginiai. 3 obelynai. Vietovė išsidėsčiusi pusiaukelėje tarp Šilalės ir Upynos. 16 amžiuje čia buvęs didžiulis Karšuvos Tijūno dvaras. O gyventa šioje vietoje jau nuo 1 amžiaus. 18 amžiuje Obelyno dvaras laikytas viso Karšuvos valsčiaus sostinė. Karšuvos tijūnyje išsiplėtė iki 15 kaimų, o dabar likę 3 obelynai – Senasis, Naujasis ir Rusų. Gaidėnų ežeras – tai užpelkėjantis, bet turintis tik akį, gamtos perlas. Ežero pakraščiai kaip supynės, vanduo rudas, švarus. Aplink ežerą auga saulašarės, vabzdžiaėdžiai augalai, įrašyti į mūsų ir kaimyninių šalių raudonąją knygą. Gaidėnų alkakalnis. Pietinėme Gaidėnų kaimo pakraštyje išlikęs žymus pagonybės reliktas. Žmonių pasakojimai byloja, kad ant to kalno žmonės degindavo gaidį, skirtą perkūnui, dainuodavo, šokdavo. Dar pasakojama, kad seniau čia stovėjusi ir bažnyčia, tik kai pastatė naująją Varsėdžių bažnyčią, ši sunykusi. Vytogala. Nuo 16 amžiaus žinomas kaimas, kuriame 1887–1902 metais veikė slapta daraktoriška mokykla. Vytogaloje gimė narsusis Atlanto nugalėtojas Stasys Girėnas. Čia atstatyta jo gimtoji sodyba, muziejus. Kaime stovi paminklas žymiam prieškario laikų keliautojui, žurnalistui, pedagogui, šešiatomio Svečiuose pas 40 tautų autoriui Matui Šalčiui, kuris 1911-aisiais įsteigus pirmąją oficialią mokyklą Vytogaloje, mokytojavo ir net Peterburge vykusiame mokytojų suvažiavime išdrįso reikalauti, jog būtų leista vaikus mokyti gimtąja kalba. Svystkalnio regykla. Ant paties Žemaičio aukštumos kepurės krašto esantis kalnas, kurio aukštis siekia 163,5 metrų virš jūros lygio, o visi kaimai aplink jį žemiau išsidėstė apie 50 metrų. Nuo kalno puikiai matosi Karšuvos žemuma, galima matyti Tauragės ir net Tilžės miestų bokštus. Upynos Švenčiausiosios mergelės Marijos vardo bažnyčia. Pastatyta apie 1835 metais. Bažnyčia medinė, liaudies meistrų statyta pagal vietinės tradicijas, turinti klasicistinių elementų, perimtų iš profesionaliosios architektūros. Padavimas teigia, kad kadaise švedų kariuomenė vežusi Marijos paveikslą, tačiau jai slenkant per Upyną, arkliai staiga sustoja ir nejudėja. Neapsikentę švedai paveikslą palikę toje vietoje, kur dabar stovi bažnyčia. Šioje bažnyčioje 1893 metais pakrikštytas būsimasis lakūnas Stasys Girėnas. Varpinėje kabo 2 varpai. Didesnysis ypatingas, nes tai seniausiai išlietas varpas, esantis Šilalės rajone. Upynos etnografijos muziejus. Įkurtas kraštotyrininko Klemenso Lovčiko, muziejuje surinkta apie 3500 etnografijos eksponatų iš Upynos ir gretimų apylinkių. Rinkinys išeksponuotas buvusiame klebonijos svirne, taip pat lauke ant svirno sienų pritvirtinta daugybė metalo kryžių, koplytstulpių bei koplytėlių. Girdiškės Švenčiausiosios mergelės Marijos snieginės bažnyčia.
Legenda byloja, kad Romoje ant Eskvilino kalvos rugpjūčio 5-ąją prisnigo. Šis neįprastas įvykis buvo suprastas kaip Dievo parodytas ženklas ir toje vietoje ankstyvaisiais viduramžiais buvo pastatyta didžioji Marijos bazilika. Švenčiausiosios mergelės Marijos garbei dedikuota bažnyčia Girdiškėje, pastatyta 1914 metais remiant Jonui Adomavičiui, yra vienintelė Lietuvoje ne vien dėl šio titulo, bet ir dėl unikalių interjero kūrinių. Šoninių navų altorių iš nužievintų ąžuolo kamienų ir šakų su medžio skulptūromis. Rugpjūčio mėnesį švenčiausiosios mergelės Marijos snieginės atlaidų metu bažnyčioje sninga. Dionizo Poškos baublių muziejus. Seniausias Lietuvos muziejus 1812 metais įkurtas Bijotų Bardžių dvaro savininko rašytojo Dionizo Poškos. Tūkstantmečių ąžuolų baublių kamienuose įrengtame muziejuje kultūros šviesuolis Dionizas Poška sudėjo archeologinius radinius, istorinę ir etnografinę medžiagą, senovės dievų atvaizdus, įžymių žmonių portretus ir daugiau kaip 200 knygų bibliotekėlę. Ir šiandien čia, visoje Bijotų dvaro teritorijoje, veikia muziejus Šilalės Vlado Statkevičiaus muziejaus padalinys. Dvaro parke prie tvenkinio atstatytas bei lankymui pritaikytas Dionizo Poškos vandens malūnas, lankomas ir Norberto Paškevičiaus parkas Bijotų kaimo centre. Antininkų ąžuolas. Gamtos paminklas, kurio apimtis beveik 6 metrai. Pasakojama, kad prie šio ąžuolo buvo sustojusi švedų kariuomenė, o ąžuolas jau buvęs toks didelis, kad kareiviai kalavijus ant jo kabinę. Prie ąžuolo rinkdavosi 1863–1864 metų sukilimo dalyviai. Pagrybio piliakalnis. Tikriau vadinamas Kuburkalniu, yra aukštumos pakraštyje, kairiajame akmenos krante, arti Pagrybio kaimo, pagal kurį dabar vadinamas. Kūgio formos piliakalnis įspūdingiausiai atrodo nuo Kaltinėnų pusės. Į pietus įsikūręs erdvus papilys. Manoma, kad čia buvo senoji Kaltinėnų gyvenvietė, kurioje galėjo stovėti viena iš žemaičių pilių. Aušrinės kalnas ir Rotužės šaltinis. Pagoniškosios kultūros atspindžiai. Aušrinės kalnas – Alkakalnis, dar vadinamas Didžiąja Aušrinė. Jo aukštis 192 metrai virš jūros lygio. Aušrinė mitologijoje įasmeninta kaip rytmetinė žvaigždės deivė. Šalia yra žemesnė kalva, vadinama Mažąja Aušrinė. Kalno papėdėje Rotužės šaltinis, kurį žmonės laikė stebuklingu. Jo vandeniu plaudavo kojas, veidą ir pasveikdavo. Tai rodo, kad seniau čia buvęs visas sakralinis mitologinis kompleksas.